raudoni baigia programą, Ambo grupė pakyla, atsisveikina ir tada jūs iš karto. Okay, Dar čia super. turbūt laupasą padarė. Viskas gerai. Labai gerai. Tai žiūrėk, pasitreniruojam, berniukai. Pakilimas. Tautvydas out, Paulius out. Ir deriname, žinai, jeigu kažkuris iššovė į priekį automatu, numetam, sakai, lėtinu, greitinu, susivienodinam. Viskas ok, visiems tinka, kilpa, einam, opa. Bum, fiksuojam. Pusbačkė, 1, 2, einam, tuh, atsivertėm, jo, į kairę darom. Su spiralė susirenkam aukščio pakankamai. Skrendam į kairę, toliau, leidžiam vėjui mus nunešti. Atsisukam, išsilyginam. Apsisukom ant nugarinio, priartėjom prie centro ir neigiamą suktuką. Neigiamą suktuką jis puikiai daro, bet išdėstom prieš vėją ir minimum kokių 40 metrų viens nuo kito. Susisukom, fiksuojam į vėjo pusę, darom kokias pagal aukštį, žiūrim kokias 4 vijas. Jeigu žemiau esam mažiau, bet čia orientuokimės 1, 2, 3, 4, bam, rankenėlės susistabdėm. Išėjimas ir solo skiriamės jau. Foninė tiesiog tokia graži melodinė. Pasuksiu. Jo. Pasiruošęs? Neįtaikyk į jos rautą. Jo, puikiai. Važiuojam. Važiuojam. Veikia? Kur jūs, bernai? Greičio reikia dadėti? Mojuok, Pauliau. Eleroną į kairę. 1, 2, 3. Einam. Nori, kad neateitų pas tave į lėktuvą? Laikom. 2, Jo, vis tiek nieko neveikia. 3, 4. Dar vieną ir stabdom. Op, išeinu. Sukamės. Leidžiame. Važiuojam. Sveiki, mano vardas Donatas Paužuolis, aš profesionalus aviamodeliuotojas iš Vilniaus, esu šios įdomios sporto klasės atstovas ir šiai dienai esu 4 kartus pasaulio bei virš 40 kartų Lietuvos čempionas. Donatas Paužuolis, Lietuvos aviamodeliuotojas, daugkartinis Lietuvos ir pasaulio radijo bangomis valdomų modelių čempionas, pasaulio oro žaidynių medalininkas, tarptautinių modelių varžybų laimėtojas, prizininkas. Pasak Donato, norint tapti aviamodeliuotoju, pirmiausia reikia turėti daug kantrybės ir darbščias rankas, nes tai daug sričių apimantis pozityvus sportas, edukacinė prasme. Toks žmogus širdyje daugiau ar mažiau yra inžinierius. Donatas Paužuolis, aviamodelių sporto vystytojas Lietuvoje, daug dėmesio skiriantis jaunimo įsitraukimui į aviamodelių sportą ir jų ugdymui. Mes galime paploti pasaulio ir Lietuvos daugkartiniam čempionui Donatui Paužuoliui. Tai yra kelio į aviaciją pradžia. Netgi jeigu pažiūrėtume į didžiosios aviacijos istoriją ir, sakykime, legendinius žmonės, visi pradeda savo kelią ir susipažinimą nuo paprasto modeliuko, nuo kordinio, radio valdomo ir taip sukrovė žinių bagažą, eina toliau ar į sklandymą, ar į akrobatiką, ar į keleivinio orlaivių pilotavimą. Tas pats gyva legenda Bertas Rutanas, kuris sukūręs begalę unikalios konstrukcijos lėktuvų, pradėjo savo kelią modeliavime ir to labai didžiuojasi. Tai yra žinių bagažas, kuris leidžia toliau išskleisti sparnus ir skristi. Aš turiu puikų trenerį ir geriausią draugą tėtį Rimutį. Jisai nuo 11 metų mane pradėjo mokinti aviamodeliavimo paslapčių, o pats jau šitoj srity virš 50 metų.
Tai jisai davė galimybę susipažinti su įvairia aviacijos pusė. Vaikystėje sklandžiau pas gerbiamą Zenoną Brazauską mokomaisiais sklandytuvėliais. Tai tokia buvo labai sparnuota ir šilta vaikystė. O po to, po mokyklos, prisiminiau modeliavimą, įsitraukiau į sportinę veiklą. Na ir toliau jau ten, kuo gilin į mišką, tuo daugiau reikalų. Tarptautinės varžybos, tarptautiniai pasirodymai, įvairūs renginiai, įvairūs projektai. Tai be galo įdomi ir plati sritis, į kurią galima gilintis ir tobulėti visą gyvenimą. Aviamodeliavimas, ypač dabar, jisai labai plačias galimybės atveria. Ir jeigu anksčiau tai būdavo tokio ar kaip Blanikas tipo modeliai, su kuriais tu skraidai, tu tik juos žiūri. Šiai dienai technika yra labai stipriai nuėjusi į priekį, labai populiarėja FPV dronų skraidimas, lenktynės, kur tu realiai su pultu valdai ir tu matai, reaguoji kaip tikram, nežinau, orlaivį būdamas akrobatiniam. Tai tokie saugūs sparnai, kur tu nerizikuoji nei savo gyvybę, bet tu gauni fantastinius įspūdžius. Čia yra sidabriniai L13 Blanik kopijos sparnai. Kalbėjom apie mokomuosius sklandytuvus, tai sekantis žingsnelis, kuris irgi asocijuojasi su vaikystė. Tai Poluknio klube tuo metu veikė su Blanikai, skraidė, mokino jau dėžute skraidyti. Tai kai pamačiau, kad toks modelis yra, nusprendžiau įsigyti. Susirinkau, tada susidūriau su problema, o kaip buksiruoti. Lietuvoje nėra daug modeliuotojų turinčių pajėgius lėktuvus ištempti. Ir tada, važinėjant po užsienį, pamačiau įdomų techninį stebuklą, reaktyvinį variklį. Suderinau, paleidau, dabar pats galiu kilt, pats galiu skraidyti, spūdingas garsas. Šiek tiek apie variklį, tai čia yra toks technikos stebuklas. Taivanėje pagamintas pasaulinio lygio reaktyvinis varikliukas. Jis turi 8,5 kg trauką, bet tam, kad ją išvystyti, jisai turi suktis 177 000 per minutę greičiu. Tai jo yra idlas vadinamas, nulinės apsukos, nuo kurių startuojam, 60 000. Jeigu mašinoje mes turim 6-7, sakykim, tai čia šiek tiek įdomesnė technika. Tai va toks vienas iš mano turimų visai smagių ir Lietuvai pažįstamų orlaivių, nes Lietuvoje su Blaniku labai daug pilotų mokinosi skraidyti, jisai eilę metų buvo visose aeroklubuose. Kadangi turi variklį, čia jau lėktuvas, nesklandytuvas. 4,2 ir jisai su kūru netoli 15 kg sveria. Tai jau su juo reikia didelėse erdvėse skraidyti. Jisai kaip ir tikras Blanikas nelabai gerai tinka sklandimui, jisai toks kaip meškutė, nerangus, sunkus, bet elementarią akrobatiką, kilpą, suktukus, bačkas jisai gali daryti. Tai jis toks yra treniruočių sklandytuvas, taip jisai ir skrenda. Mielai, maloniai, nuspėjamai, be kažkokių neigiamų aspektų. Akrobatika mane kažkaip visada traukė. Tėvukas pirmą modelį man padarė, buvo sklandytuvas 2 kanalų. Aš ten turėjau aukščio ir posūkio vairą. Ir aš su to posūkio vairu sugebėdavau bačkas daryti. Tai sako, gal tau nesklandytuvą reikia, gal tau darom lėktuvą. Tai ir nuėjom į tą pusę. Bet tai motorika ir lėktuvo valdymas, visai yra kaip geram namui pamatas stiprus. Nes kas liečia šou veiklą, tai čia matėm tokią aviacinę šou, kur lėktuvai, rimti modeliai, vidaus degimo varikliai, kur dar mes panaudojom savo žinias, tai šou modelių kūrimas ir panaudojimas jos šou biznyje. Sakau, ta bazė, tas pagrindas leido prisiliesti prie šou biznio pasaulį tiek Lietuvoje, tiek ir užsienį. Su įvairiais didžiuliais projektais turėjom džiaugsmo ir garbės padirbėti. Kaip pavyzdys, buvo miuziklas per didžiausias visas Lietuvos arenas, Tristanas ir Izolda. Ir ten buvo tokia scena, kaunasi, miršta Tristanas ir mirties paukštis. Tai darėm 3 metrų varną
ir jisai prieblandoje virš žmonių lėtai skraidė ten palei sceną, tai visi ten apšalę buvo ir žiūrėjo, kas čia per bairiai. Dainų šventės, visokių pramoginiai reikalai ir kuriami pagal kiekvieną poreikį įvairūs skraidantis aparatai. Kad ir mažas pasaulėlis, bet plius minus jis atspindi, kas vyksta Formulės 1 varžybose, toliau krepšinėje. Mes, pilotai, kurie prasimušė ir parodė kažką įdomaus, patraukėm kompanijų dėmesius. Tai visa plius minus įranga, pagrindiniai komponentai yra per eilę metų sukurti santykiai, sponsoriavimas, bendravimas, draugavimas. Tai renkiesi tikrai ne pirmą tą įrangą, kas tau kažką duos nemokamai, o tas, kas yra geriausia. Ir dažniausiai, jeigu tu to vertas, tu pasirašai kontraktą, gauni toliau paramą, ten priklauso nuo tavo aktyvumo ir taip toliau ir panašiai, bet kaip pavyzdys, šitas lėktuvas kompanijos Extreme Flight, jie pasaulyje lyderiauja ir Europoje berods yra 2 pilotai. Vokietis vienas jaunas ir aš. Daugiau Amerika, Azija. Tai mes esam komandos nariai. Jie yra lyderiai, jie kūrė technologijas, mes tas technologijas testuojam, spaudžiam, gazą tikrinam, luš, neluš, kaip skrendam, duodam atsakymus atgal ir taip sukūrėmi pasaulinio lygio lėktuvai. Radija, čia pavyzdžiui, vokiška, bendraujam, Vokietijoje pagaminta. Prieš tai skraidžiau su amerikoniška, kuri pagaminta Azijoje. Vienam renginį čiut nepraradau modelio. Reikia tobulintis, technika nestovi vietoj. Varikliai, benzininiai, amerikoniški, Desert Aircraft, irgi pasaulinio standarto, aukščiausias varžybas laimėję, patys geriausi. Tai renkiesi geriausią įrangą ir tu kiekvienoje to įrangoje turi įsigilinti, nes aparatūrą tu turi mokėti programuoti, surašyti viską, kaip ten atsilenkimo kampai, eksponentės, visi tumbleriai kažką reiškia, šviesos, spec-efektai, taip toliau, tu turi tą įsigilinti. Variklis lygiai taip pat. Kūrą pats daraisi mišinius, variklio reguliavimą irgi turi išmanyti, dūmų pajungimo sistemą irgi pats jungiasi. Tu gauni dalis, bet kaip tu susirenki, čia yra tavo patirties reikalas. O tokie paprasti maži niuansai. Akrobatinis modelis patiria didelės perkrovas. Jeigu tu sujungsi laidus einančius iš servo mechanizmų į imtuvą, ten daug komponentų, baterijų laidai, antenos visokios. Jeigu tu viską paliksi, viskas ok, veiks, bet veiks gal 14, gal keliasdešimt, gal 100 skrydžių. Bet laidas lankstydamas, jis nusilankstys ir kažkurio metu dings valdymas, dings ryšys, dar kažkas tokio atsitiks. Tai tu turi tokius dalykus numatyti, absoliučiai visas laidynas yra prikabintas, pritvirtintas. Atrodo smulkmena, bet tas laidų pravedžiojimas suvalgo ten 10 valandų. Ir tu visus tos dalykus praeini, visi varžtai su Loctite, kad jie neiškristų. Kas kiek laiko turi ciklus pasitikrinį propelerio priveržimą. Esu matęs atveju, kai varžybose išskrenda didžiulės baterijos, išlaužia kabiną, kaip nuskrenda propeleris ir modelis kaip šlapia višta nukrenta. Tai jeigu tu to nesusižiūrėsi, tu irgi nuotykių tokių turėsi. Tai čia yra labai daug mažų dalykėlių. Technika yra technika, avarijų yra, būna, pasitaiko, liūdna, bet mūsų aviamodeliavimas to yra saugesnis ir žavesnis, kad liūdna, praradai laiko, praradai techniką, kuri kainavo, bet tu pasidarysi naują. O čia su didžiąja aviacija menki jokai. Jeigu tu padarai klaidą, aviacijoje dėja visa istorija krauju parašyta. Tai kelių minučių skrydis dažniausiai yra kokios savaitės darbas treniruotėm technikos patikrai, kai jau ta technika yra surinkta ir veikia. O jeigu reikia naują surinkti, tai rimtas projektas, kuriam turi suplanuoti laiko ir darbo. Žmonės dažnai neįvertina ir žiūri, radio valdomas žaisliukas. Aš ta prasme, tiem, kas neskraidė, duodu aparatūrą, 100% visi sudaužys, 100%. Nes tai yra kaip Formulės 1 automobilis, super jautrus, super agresyvus. Ir jeigu tu neturi supratimo, bus labai liūdnos pasekmės. Išgyveno.
Viskas gerai, oro sąlygos aštrios, lėktuvas skrenda, jau matosi konstrukcija ant ribos, tai reikėjo biškutį gazą prilaikyti, nepersistengti. Šiaip viskas gerai, žmonėm, manau, patiko, lėktuvas gyvas, viskas puiku. Čia galima palyginti su didžiąja aviacija. Aviamodeliavimas yra tokia akrobatika, yra labai turi savo specifiką, nes paprastas pavyzdys, mes sėdime lėktuve, tarkim, duodame kairį pedalą, jisai su mumis sukasi ir mūsų atžvilgių lėktuvo valdymas nepasikeičia. Kas vyksta su radio valdomu modeliu? Duodam tą patį pedalą, jisai sukasi, mes tai ant žemės stovim ir jisai atsisuko į mus, mes laikom tą patį kairį pedalą, mūsų atžvilgių jis jau sukasi į dešinę. Apsivertus, jeigu aš trauksiu, norėsiu kilt, jisai eis į žemę. Ir yra virš 120 padėčių, kurias tu turi mintinai mokėti. Jeigu tu sudvėjosi, palauksi, bus suktukas, bus pamestas modelis ir skaudžios pasiekmes. Tai gerai, jeigu tik modelis, bet toks modelis, jeigu neduok dieve nesėkmingai, jisai gali ir ką nors sužeisti, turtą sugadinti, tai tu tą turi labai įvertinti, apmastyti ir tai toli gražu nėra žaidimas, jeigu tu tą nori saugiai ir protingai daryti. Reikia labai daug dirbti ir skirti laiko treniruotėm. O kaip pavyzdys, ruošiantis pasaulio čempionatams, eilę metų pas mane būdavo salėje priskraidimas nuo 1,5 iki 2,5 tūkstančio skrydžių maždaug. Tie, skrydžiai ten trumpi, po kelias minutės, bet tu turėdavai jau plius minus kelis kartus į savaitę, kelių valandų sesijai eiti, šlifuoti, tobulinti ir taip pasiekimi rezultatai. Taip pat ir kiti topiniai pilotai, jie gyvena aerodrome, kaip mano bičiulis toksai iš Kauno Algimantas Vasiliauskas sako, norint kažko pasiektų, sako, turi duobę išstovėti. Teisybės yra, mes su tėvuku, kai pradėjom skraidyti, Vilniuje šalia dar Akropolio net nebuvo, ten buvo pievutė. Tai ten, kur mes skraidėm, tai toks starto vieta, kokie 2 kvadratiniai metrai buvo žolė ištripta ir nuo žibalo neaugo. Tai ten vasaras leisdavom, susirinkdavom tas valandas, tos įgūdžius. Tai gal skamba baisiai kažkaip, bet kai tas dalykas patinka, tai tu iš to malonumą gauni, o ne kančią, sakykim taip. Pasirodymas tai yra malonumas, nes tu jau turi didelę įgūdžių bazę, kur tu rodai, sakykim, kokį 60% savo galimybių, kad gink dieve nerizikuoti ir nepersistengti. Darai tai, ką gali užmerktom akim daryti. Varžybose mes gaunam nežinomus kompleksus, mes gaunam finalinius kompleksus. Juos irgi mes treniruojamės į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn, kad viską mintinai mokėtų. Bet yra tas vidinis mandražas, jaudulys, su kuriuo reikia tiesiog išmokti kovoti. Atrodytų, tu čia ne pasaulį gelbėjai, ne ten vaistus nuo vėžio atrandi, bet tuo momentu išeini skristi atsakingo skrydžio, į tave akis subedę keliolika valstybių atstovai, sėdi 10 teisėjų tarptautinių, kurie mato kiekvieną krustelėjimą, kiekvieną klaidelę. Ir kad tu įeitum į tą vadinamą flow, tu turi būti nuo tos 1000 skrydžių priskraidęs ir jau kartais netgi, jeigu ir mandražą sugroja, rankos savo daro automatu. Bet šiaip, kai būna puiki komanda, kai būna gera atmosfera, yra tam tikri ritualai, nežinau, išeit pakvėpuot, praseiti, paklausyti tam tikros dainos, kad tai įeitum. Nes atrodo, juokas juokais, Graikijoje po pasaulio čempionato finalą suskrydom, viskas, įšalas išeina, jėga, viską padariau, ką galėjau. Atėjo dėdė, sako, einam, dopingas. Ta prasme, sakau, ką? Sako, važiuojam dopingo. Ok, važiuojam. Tada sako, dokumentas, sakau, neturiu, viešbutį. Važiuojam į viešbutį. Ir jis už parankės mane pasiėmęs, nuvažiavom, pasiėmėm pasą, grįžom su pasu, nuėjom ten mano rimtas konkurentas iš Austrijos jau visas procedūras pabaigė, sako, have fun. Ir sėdėjom ir viskas tas pats, kas olimpiadoje taikoma, buvo taikoma ir pas mus. Čia, ką mes turim, yra radio valdomi modeliai, tai tu bent jau vidutinės žinias turi visko turėti.
kokį propelerį parinkti, taip toliau. Aišku, šiai dienai tai yra daug lengviau rasti informaciją internete, taip toliau, tai jau takeliai yra praminti. Labai platus klausimas, kas yra tas geras modeliuotojas. Reikia pasižiūrėti, kurios srities. Kaip pavyzdys yra tokie senoviniai ir labai aukšto gamybinio tikslumo reikalaujantį klasę laisvo skridimo modeliai. Ten nėra, ta prasme, nei servo mechanizmų radio valdomo, ten yra žmonės jaučiantis gamtą ir turintis pasidaryti tobulą sklandytuvėlį, kuris terminėse srovėse pats išskristų. Tai tenai pagaminimo kokybė yra itin aukšta. Tai tokiam žmogui galbūt elektronikoje specialistų būti nereikia. Kita vertus, o dabar labai populiarūs yra dronų lenktynės. Tai dronistam reikia elektronikoje išmanyti litavimą, programavime. Tai vat kiekviena šita modeliavimo klasė, kurių yra dešimtis, turi savo specifiką ir jau tu ten turi pasigilinti. Su pilnu greičiu, sutinkamai servo mechanizmais, elektroniniam dalim, kurį jos judina, jisai gali suktis kaip vijurkas. Tai vat atrodo, kad čia kaip ir lėktuvėlis, žaisliukas, modeliukas. Čia stovi dvi servo mašinėlės, jos atlieka kokį aš signalą duodu iš aparatūros, kiek pajudinu rankenėlę, jos tiek atsilenkia. Čia yra milžiniškos apkrovos, kai jisai skrenda ir 200 km/h greičiu yra atlenkiamas vairas. Tai jeigu nebus itin stiprios, geros, tikslios servos, lėktuvas įeis į tokią fenomeną vadinamą flateriu. Jis pats save įeis į tokį drebulį ir pats save ore sulaužys. Tai čia stovi dvi po 45 kg. Tai vadinasi per visus sparnus 180 kg traukos turim. Tai čia tau pirštą gali nusukti tokią jėgą. Ir jinai visam lėktuvė, 2 servo mechanizmai uodegai, vienas posūkio vairus, vienas variklio traukai. Ir kaip tas pats modelis gali viską atlaikyti, tai yra naudojamos modernios medžiagos. Anglies pluoštų laminuota plona faniera ir padaryta konstrukcija. Pasižiūrėkit, čia lengvutė, čia yra plėvelė, visas karkasas medinis. Bet visur trikampiai, specialios dėžutės, specialūs laikikliai, standumo briaunos, išpinta, išlengvinta, padaryta tiek, kad jis būtų dar pakankamai stiprus, kad atlaikytų nežmoniškas perkrovas, bet pakankamai lengvas. Jeigu tikram lėktuvė kuro bakai sparnuose, čia trumpam skrydžiui man užtenka mažo lengvo plastikinio bako, kuris yra ties svorio centru. Tas vėl pagerina jo skrydžio savybės. Baterijas irgi sunkius komponentus dedikuoja arčiau svorio centro. Tai va čia krūva mažų niuansų, kuriuos reikia pačiam susižiūrėti, susistiguoti, susidėlioti. Ir dar šitas modelis, kuo įdomus, jisai turi apšvietimo sistemą ir naktiniam skrydžiam. Mes su juo galim visiškai naktį skraidyti, kas irgi tokia nauja dimensija, labai įdomu, su kitokio tipo pirotechnika. Irgi žmonės to dar nematė, pas mus tas tikrai įdomi naujiena. Ir irgi toks adrenalino naujo gauni, nes ten pamesti modelį daug lengviau, nes tu ten sumirguliuos ir labą dieną, bet kol kas sėkmingai viskas vyksta. Mes turim tokią prabangą, sakykime, šiltus pirštus palaikyti tiek salėje, tiek ir lauke, kai didžioji dalis aviatorių atėjo žiema, rakina angarą ir laukia pavasario. Tai mes tą pastebėjom sportiniai veikloj, kad jeigu mes žiemą aktyviau skraidom, tavo lygis nuo pernai metų nenukrenta, o šiek tiek pakyla. Ir tu, ta prasme, pastoviai progresuoji. Salėje naudojami žymiai lengvesni lėktuvėliai negu lauke. Juos patys konstruojam, darom, dengiam lengva plėvelė. Kuo lengvesnis modelis, tuo jisai yra saugesnis, tuo jisai daugiau tau klaidų atleidžia, nevirsta į suktuką, bet vėlgi, lazda turi 2 galus.
tu per tokį vėją kaip šiandien su lengvu modeliu nepaskraidysi. Tas svoris, jis turi tiek ir pliusų, tiek ir minusų. Tai akrobatiniai lėktuvai stengiamės, kad jie būtų su galingu varikliu, labai tvirti ir pakankamai lengvi, bet tu vis tiek metalinis variklis, konstrukcija, akumuliatoriai, vis tiek jisai sveria. Jisai turi va šitas lėktuvas 12 arklio galių variklį ir apie 200 km/h skrenda. Tai jis tokį vėją labai lengvai nugali. Išeiktų su kambariniu, tai tu nespėsi paskui įbėgti, nes jis vėjas sudraskys. Tai vat svoris daug reiškia. One, go! O kaip žiūrėti kolegas, kurie suskraidė va šiandien šou. Visi savo srities profesionalai, viskas ok, bet kiekvienas turi savo cinkelį, savo vieną tipo lėktuvą ir su juo daug ką aš jau matau 5-10 metai su tuo pačiu skraido. Aišku, tą sunku daryti ir to negalima lyginti su modelizmu, nes jie rizikuoja gyvybę. Esant klaidai technikos atsakymų, jie žūna. Tai yra ne tos pačios lentynos klausimai, bet kuo modelizmas žavi, kad tu gali su tais pačiais įgūdžiais vieną dieną sklandytuvą, kitą dieną sraigtasparnį, trečią dieną lėktuvą, kitą dieną salės lėktuvą, kitą dieną šou modelį. Šou modelį irgi jie džiugina žmonės, valdyti juos nėra taip sudėtinga ir įdomu kaip akrobatinius lėktuvus, bet koks skraidantis drakonas ar kokia gervė, ar tas pats varnas žmonėms suteikia pozityvę didelę emociją ir tas džiugina net labiau negu ten kažkokia super graži figūra padaryta.